Mažiausiai pasiplaukioti. Pirmin. Na, pirmin. Atšaukime šiandien. Jau nebe 2022 metai. Ir Putinas tai pamažu supranta. Rugpjūčio 13-ąją Putinas padarė katastrofišką klaidą. Jis viešai perspėjo, kad jei Europos šalys nenustos taikyti sankcijų Rusijos šešėliniam laivynui, tada Rusija bus priversta pradėti pulti Europos laivus ir tanklaivius. Bet matote, jis pamiršo vieną dalyką. Rusijos laivai jau seniai nustojo klausyti Rusijos. Juodojoje jūroje būtent Ukraina sprendžia, kur Rusijos laivai gali būti, o kur ne. Ir yra priežastis, kodėl Rusijos Juodosios jūros laivynas turėjo bėgti iš Krymo, palikti Sevastopolį ir slėptis Novorosiske. Ir atspėkite ką, net tai nebuvo pakankamai toli. Ukraina ką tik atsakė į Putino grasinimą ir šis atsakymas Kremliui aiškiai parodė vieną dalyką. Rusijos karinis jūrų laivynas iš tikrųjų jau nebėra laivynas. Viena pagrindinių Rusijos karinių jūrų bazių dega viso pasaulio akivaizdoje, o Rusijos karo laivai oficialiai neturi kur slėptis. Ir atspėkite ką, visa tai vykstant, gauname pranešimą, kad J.D. Vance'as asmeniškai pakėlė ragelį ir paskambino Kyjivui su prašymu, kurio niekas nesitikėjo. O Ukrainos atsakymas nustebino dar daugiau žmonių. Be to, Ukraina dabar daro tai, ko per visą šį karą dar nebuvo dariusi. Taigi, pasigilinkime į visą tai ir dar daugiau šiandienos vaizdo įraše. Pradėkime nuo svarbiausios naujienos. Kaip matote iš pranešimo savo ekrane, Europos šalys, ypač vadovaujamos Italijos, dabar iš tikrųjų pradėjo vykdyti savo sankcijas. Visai neseniai, šio mėnesio pradžioje, Italijos vadovaujamos pajėgos įlipo į Rusijos tanklaivį, kad įsitikintų, jog jis nepažeidžia jokių RSS įstatymų. Iš tikrųjų tai nebuvo rusiškas tanklaivis, nes daugelis laivų plaukiojo su patogia vėliava, tačiau jis greičiausiai gabeno rusiškus krovinius. Žinoma, Putinas dėl to nebuvo labai patenkintas, nes, žinote, kai žmonės pradeda taikyti taisyklės, Rusijai tampa sunkiau jas pažeidinėti. Todėl Putinui teko viešai pasirodyti ir vėl pradėti grūmoti ginklais, kaip jis daro viso šio karo metu. Iš esmės jis pareiškė, kad galime visiems padaryti gyvenimą pragaru, tarsi Rusija to jau nedarytų. Tiesiog paklausykite, ką jis pasakė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į ES sprendimus, kurie buvo priimti visai neseniai. Matome, kad kai kurių šalių valdžios institucijos, pažeisdamos tarptautinę jūrų teisę, bando apriboti mūsų ūkio subjektų laivų, civilių laivų judėjimą. Iš tikrųjų. Ir neseniai jie sugalvojo užgrobti mūsų laivus ir parduoti pavogtą turtą. Žinoma, tai niekas kita kaip piratavimas ir plėšikavimas. Ir jei tai pradės vykti iš tikrųjų, mes turėsime atsakyti veidrodiniais veiksmais. Ir nebūtinai tuose vandenyse, kur planuojami išpuoliai prieš mūsų laivus. Tai yra plėšikiška. Bet ten, kur patys laikysime būtina ir tinkama tai padaryti. Tai yra plėšikiška. Dabar Putinas labai greitai pasigailės šių žodžių. Tačiau pirmiausia svarbu pabrėžti, kad grasinimus reiškia ne tik Putinas. Turėjome ir kitų Rusijos pareigūnų, tokių kaip Putino mėgstamiausias mažasis marionetė Medvedevas, kuris reiškia tuos pačius grasinimus europiečiams. Pažiūrėkite, ką jis pasakė. Štai komentaras, kurį pasakė Medvedevas. Štai jo citata. Štai citata. Tie europietiški šunys neturi teisę sulaikyti komercinių laivų, plaukiančių ne po Rusijos vėliava, bet gabenančių krovinius Rusijos interesais. Didžioji dauguma vakarų Europos laivų taip pat plaukioja su patogomis vėliavomis. Taigi, Rusija turi teisę atakuoti bet kurį priešiškų šalių komercinį laivą. Nesvarbu, ar jis būtų mūsų vandenyse ar neutraliuose vandenyse. Jei yra pakankamai pagrindo įtarti, kad jis gabena krovinį priešo naudai, bet kokį krovinį, tokių laivų yra daug. Dabar ši paskutinė dalis, jis dėl jos gailėsis. Leiskite parodyti, ką jis sako. Rusijos ginkluotosios pajėgos yra pajėgas žymiai išplėsti savo operacijas už Juodosios jūros ribų. Dabar nežinau, ar Medvedevas iš tikrųjų yra kvailas, ar tik apsimeta kvailu. Parašykite komentaruose apačioje, ką jūs manote. Bet aš beveik tikras, kad jis žino, jog Juodojoje jūroje nėra jokių Rusijos karo laivų ar Rusijos karinio jūrų laivyno laivų. Taip yra dėl Ukrainos atakų. Ir žinote ką? Tai nėra kažkas, ką sako atsitiktinis proukrainietiškas YouTube kūrėjas. Tai yra tai, ką patys Rusijos pareigūnai patvirtino. Pažiūrėkite į šią ataskaitą ir atminkite, kad ši ataskaita yra iš 2024 metų. Taigi maždaug prieš 2 metus Ukrainos atakos privertė Rusijos Juodosios jūros laivyną perkelti karo laivus iš Sevastopolio į Novorosiską. Tai yra tai, ką Rusijos pareigūnas patvirtino Reuters. Dabar svarbu pabrėžti, kokio masto įvykis tai buvo tuo metu.
Sevastopolio bazė dešimtmečius buvo pagrindinė Rusijos Juodosios jūros laivyno bazė dar nuo Sovietų Sąjungos laikų. Ir Rusija buvo priversta to atsisakyti dėl Ukrainos atakų ir Ukrainos dronų. Ir nepamirškime, vienintelė priežastis, kodėl tai vyksta, yra ta, kad Putinas pradėjo 3 dienų specialiąją karinę operaciją. Dabar atsisakius Sevastopolio, Rusijos laivynas persikėlė į Novorosijską, kuris yra 100 mylių nuo šios vietovės. Tačiau dėja, kaip sužinojome prieš 2 dienas, to nebuvo pakankamai toli. Taigi, manau, kad Rusijos laivynas dabar liko be namų. Jis dabar be namis. Jei norite jiems padėti, gal galite pasiūlyti, kur jie galėtų persikelti toliau. Mano pasiūlymas – jūros dugnas, bet abejoju, ar jie jo paisys. Vis dėlto pažiūrėkime į šią Ukrainos ataką. Kaip žinote, Rusija išleidžia milijardus dolerių savo propagandai skleisti, o mes stengiamės kiek galėdami tam priešintis. Bet mums tikrai praverstų jūsų palaikymas. Jei dar neužsiprenumeravate, skirkite akimirką ir paspauskite prenumeratos mygtuką apačioje. Tai iš tiesų turi reikšmės. Dabar pažiūrėkime, ką Ukraina padarė iš Novorosijske. Matote visus šios dronus skrendančius į Rusiją iš Ukrainos? Tai įvyko rugpjūčio 11 dieną. Atkreipkite dėmesį į tą grupę apačioje pietuose. Tai yra dronai, kurie skrenda link Juodosios jūros laivyno ir karinės jūrų bazės esančios tame mieste. O štai taip viskas atrodė ant žemės, kai tas išpuolis iš tikrųjų įvyko. Čia matome rusą, kuris vaizdo įraše pamažu suvokia, kas vyksta. Iš pradžių jis galvoja, kad mato tiesiog NSO, o tada greitai supranta. Velnias, pažiūrėk. Kas čia per NSO? Jak tvyvo? Taip. Rusija taip stengiasi sustabdyti šią ataką, kad naktinis dangus šiame mieste švietė tarsi fejerverkai, arba tarsi būtų rytas. Dėžė tai nesuveikė. Ir mes dar pakalbėsime apie žalą, kurią padarė ši ataka. Bet prieš tai noriu jums parodyti, kaip atrodė dangus, kai Rusijos oro gynyba veikia visų pajėgumu. Jie tiesiog šaudė į viską iš eilės. Pažiūrėkite. Dabar štai žala. Apie tai praneša Euromaidan Press, kiti šaltiniai ir žinoma apie tai paskelbė pati Ukrainos vyriausybė, o Rusijos karo tinklaraštininkai tai patvirtina. Taigi, tai naujiena, kurią patvirtina kelias skirtingos pusės. Tai nėra tik viena pusė sakanti, žiūrėkite, kokią žalą padarėme. Bet štai kokia žala. Per šią ataką buvo apgadinti 4 skirtingi Rusijos karo laivai. 2 kalibr raketas nešančios fregatas, 1 raketinis laivas ir 1 patrulinis laivas. Dabar mes iš tikrųjų turime pavadinimus. 2 apgadintas fregatas vadinosi Admiral Markov ir Admiral Essen. Tai yra vieni naujausių ir svarbiausių paviršinių laivų, kuriuos Rusija laikė Juodojoje jūroje. Abu jie gali paleisti kalibr sparnuotasias raketas į Ukrainą ir esu tikras, kad jie tai tikriausiai darė kiekvieną naktį. Šios raketos reguliariai smogdavo Ukrainos miestams ir pagaliau Ukraina atkeršijo. Tie patys laivai, kurie smogė Ukrainos civiliams, dabar tikriausiai jau nebetinkami naudoti. Dabar yra dar viena šio išpuolio dalis, kuri visus šokiravo ir tai patvirtino pats prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pažiūrėkite į jo pareiškimą. Pirmą kartą per visą šį karą Ukraina iš tikrųjų sujungė 15 skirtingų ginklų vienoje operacijoje, kad smogtų vietai, kurios Rusija tikrai nesitikėjo. Dabar mes iš tikrųjų turime sąrašą dalykų, kuriuos Ukraina naudoja, tad pažiūrėkite. Ir tai yra tai, ką Volodymyras Zelenskis paskelbė Twitter'ą. Dabar aš perskaitysiu pavadinimus, bet iš karto perspėju, tikriausiai jų neištarsiu teisingai. Taigi, tai yra įmonės ir dronai, kurie dalyvavo šioje operacijoje. Planinte, Pleco, Bars, Long Neptune veikia kartu ir kartu su Mičiu Firepoint. Tai svarbi įmonė, apie kurią dažnai girdime Ramzav, Sichin, Trust, Kario, Grober. Liutnui ir Dov Bush dronai, taip pat Sargon ir Mamai bepilotės antvandeninės priemonės. Dabar, čia yra svarbi detalė visame tame. Visas šias įmonės yra vietinės, o visi šie dronai ir raketos yra vietinės gamybos. Taigi, jie yra kuriami ir gaminami Ukrainoje. Ir tai svarbu, nes jei jie gaminami vietoje, Ukraina iš tikrųjų neturi nieko atsiklausti, kad smogtų taikiniui. Ukraina gali tiesiog vykdyti operaciją, kai tik mano esant tinkama. Ir tai yra sritis, į kurią Ukraina labai stipriai investuoja. Jie stengiasi stiprinti savo gynybinius pajėgumus ir jiems tai puikiai sekasi. Iš tikrųjų, dronų srityje jie lenkia Rusiją tiek inovacijų, tiek gamybos prasme. O raketų srityje taip pat bando pasivyti. Ir žinoma, Ukraina tikrai nori sukurti savo priešraketinės gynybos sistemą, kad galėtų pagaliau sustabdyti rusiškas balistinės raketas ir nebepriklausyti nuo Patriot raketų perėmėjų ar kitų sistemų. Dabar dar viena priežastis, kodėl tai svarbu, yra ta, kad būtent šiuo metu pasirodė gana šokiruojanti ataskaita. Pasirodo, JAV pateikė labai konkretų prašymą Ukrainai dėl šių smūgių.
Tai prašymas, kurį tikrai noriu šiek tiek paaiškinti, nes tai tikrai svarbus dalykas. Nes turėjome viceprezidentą J.D. Vance'ą, kuris tikriausiai nėra Zelenskio gerbėjas, tačiau jis iš tikrųjų jam tiesiogiai paskambino. Tačiau prieš tai noriu parodyti, kaip rusai reagavo mieste po šio smūgio. Taigi, kaip rusai reagavo Novorosijske po visos žalos, kurią padarė Ukraina. Pažiūrėkite, jūsų ekrane matote kitą rytą. Tai buvo rytas po atakos. Ataka įvyko naktį. Ir ataka buvo tokia stipri, kad dūmai vis dar dengė miestą kitą dieną, kai rusai pabudo, ėjo į darbą ir visą tai matė. Ir mes taip pat turime įrašą, kuriame rusė moteris reaguoja į viską, kas vyksta priešais ją. Taigi, pažiūrėkite. Man atrodo, kad Novorosijske ar bet kur mūsų regione dar niekada nebuvo tokios nakties kaip ši. Taip, dar niekada nebuvo tokios nakties. Tai buvo visiškai baisu. Žuvo žmonės ir tiek daug pastatų sudegė. Tai tiesiog siaubinga. Aš visada, nežinau, į tai žiūrėjau kiek ramiau. Nežinau, šiek tiek ramiau į tai žiūriu. Ir šį kartą man viskas gerai. Kitaip tariant, tiesiog nuo 10 valandų vakaro iki 6 valandos ryto. Tai nėra paliaubos, tai tikrai baisu. Paprastai man taip nerūpi, bet šitas... Geriau tiesiog likti namuose ir niekur nevažiuoti atostogauti. Šiais metais visai nereikia to daryti. Visi puikiai žino, kas čia apskritai vyksta. Čia pokalbiuose. Matai, žmonės rašo, kad atvyko atostogauti po velnių. Ar turėčiau pirkti grįžimo bilietą ar ne? Jūs ką išprotėjat ar kas jums? Kodėl jūs iš vis kažkur važiuojate? Važiuojate? Žinoma, abejoju, ar ji yra pati geriausiai apie šį karą ir apie tai, kaip Ukraina jį vykdo nusimananti asmenybė. Tačiau svarbu pabrėžti, kad Ukraina iš tikrųjų nesmūgiuoja į civilinę infrastruktūrą. Bet kokiu atveju praėjusią naktį buvo apgadinta kai kurių civilių nuosavybė. Ir rusai mano, kad taip nutiko todėl, jog Ukraina turėjo kažkokį beprotišką droną, kuris tiesiog šaudė visur. Tai iš tikrųjų netiesa. Taigi leiskite parodyti, ką galvoja rusai, o tada paaiškinsiu, kas tikriausiai įvyko. Nes vėlgi, mes negalime ten nuvykti ir ištirti. Abejoju, ar Rusija nori, kad ten būtų nepriklausomi tyrėjai, kurie išsiaiškintų, kas vyksta. Tačiau aš turiu teoriją. Bet pirmiausia, štai ką galvoja rusai. Yra keletas skirtingų teorijų, bet šios dvi yra pačios beprotiškiausios. Pirmoji. Rusai sako, kad kai kurie Ukrainos dronai buvo aprūpinti rykliais su lazeriais ant galvų, kurie šaudė į miestą be jokios atrankos. Per ataką Novorosijske kai kurie Ukrainos dronai buvo aprūpinti sunkiaisiais kulkosvaidžiais, kurie šaudė į miestą be jokios atrankos. Buvo apgadinta garažų kooperatyvas, automobiliai, gyvenamieji pastatai. Dabar aš neneigiu, kad garažas ir pastatas buvo apgadinti. Ką aš sakau, tai kad greičiausiai tai nebuvo Ukraina. Ir aš abejoju, ar Ukraina apskritai turi droną, kuris priekyje turėtų ryklį šaudantį lazeriais. Kam jie jį naudotų? Bet kokiu atveju, manau, turiu teoriją, kas tai galėjo būti. Matai tos Rusijos oro gynybos įrenginius, kurie šaudo į visas pusės, bandydami numušti Ukrainos dronus? Na, atspėk ką. Tie šoviniai kažkuriuo metu turi nukristi žemyn. Ir spėju, kad būtent tie šoviniai buvo žalos padarytos Rusijos automobiliams ir žinoma civiliams pastatams priežastis viskam tokia. Vis dėlto, rusai turi beprotiškų teorijų apie tai, kas įvyko. Bet kokiu atveju, pereikime prie to šokiruojančio skambučio, apie kurį sužinota šį savaitgalį. Viceprezidentas J.D. Vance'as asmeniškai paskambino Ukrainos prezidentui Zelenskiui ir pateikė prašymą. Prašymas buvo vengti smūgių tanklaiviams ir vengti smūgių infrastruktūrai, kuri nepriklauso Rusijai. Ir čia kalbama apie Ukrainos smūgius Juodojoje jūroje. Žinau, kad kai kurie žmonės dėl to yra sutrikę. Kas iš dalies yra logiška, nes J.D. Vance'as iš tikrųjų nėra tas, kuris labai palaikytų Ukrainą. Taigi žmonės buvo nustebę, kad Ukraina iš tikrųjų sutiko su šio prašymu. Leiskite paaiškinti, koks buvo prašymas ir tada galėsime suprasti, kodėl Ukraina sutiko. Pažiūrėkite į šį vamzdyną savo ekrane. Jis vadinamas CPC vamzdynu. Kaspijos vamzdynų konsorciumo vamzdynu. Ir ką jis daro? Jis jungia naftos telkinius Kazachstane su Novorosijsko uostu. Taigi, Kazachstano nafta teka per Rusiją, per Kazachstaną, į Rusijos uostą, tada jį pakraunama į tanklaivius, o tie tanklaiviai iš esmės gabena ją per Juodąją jūrą ir nuveža ten, kur yra klientas. Dabar štai svarbiausia dalis. Tiksliai nežinau apie šį vamzdyną, bet manau, kad šiame vamzdyne yra ir amerikiečių nuosavybės, bent jau Kazachstano pusėje. Bet dar svarbiau, kad naftos telkinius, kuriuos jungia šis vamzdynas, iš dalies priklauso Amerikos kompanijoms, galbūt 50% arba mažiau. Priklauso nuo to, apie kurį naftos telkinį kalbame. Dabar, spėju, kad tos kompanijos kreipėsi į administraciją ir paprašė administracijos padėti įtikinti Ukrainą nesmūgiuoti į objektus, kurie iš tikrųjų nepriklauso Rusijai. Ir Ukraina iš tikrųjų tam pritarė, su tam tikromis sąlygomis.
Ukraina pasakė, kad tol, kol laivai nepriklauso Rusijai ir žinoma, kol laivai neveža naftos, kuri priklauso Rusijai, jie neketina nė vieno iš jų atakuoti. Ir be viso to, Ukraina taip pat sutiko nesmūgiuoti į vamzdyną, nes Kazachstanas ir, žinoma, Amerikos kompanijos iš vamzdyno gauna daug daugiau naudos nei Rusija. Tai nereiškia, kad Rusija negauna naudos, nes pagalvokite, jei vamzdynas eina per jūsų teritoriją, tikriausiai imate tam tikrą mokestį. Taigi Rusija tikriausiai uždirba šiek tiek pinigų, tikriausiai ne tiek daug, kaip parduodama savo naftą, bet Rusija vis tiek uždirba, o kitos šalis taip pat uždirba. Taigi Ukraina šiuo metu sutiko į jį nesmūgiuoti. Bet jaučiu, kad jei žiemą Rusija pradės smogti Ukrainos energetikos infrastruktūrai, turėtų būti teisėtas taikinys, ypač jei tai vyksta virš Rusijos teritorijos. Bet vis tiek, ši ataskaita buvo šokiruojanti net ir man, nes nesitikėtum, kad J.D. Vansas ir Zelenskis iš tikrųjų turėtų gerą pokalbį. Beje, svarbu paminėti, kad šio mėnesio pradžioje arba praėjusį mėnesį, kai Zelenskis lankėsi ovaliajame kabinete, jei pažiūrėsite į visas tas nuotraukas, J.D. Vansas iš tikrųjų nebuvo kabinete ar susitikime. Ir tas susitikimas praėjo gana gerai. Taigi tai kažką pasako, kodėl pirmasis susitikimas nepavyko ir kas pradėjo ginčą. Bet tęskime istoriją. Nes tą pačią naktį Ukrainos dronai taip pat skrido į kitas vietas ir pradėjo smūgiuoti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Ir tai reiškia, kad Rusija vėl susidarė degalų eilės. Dabar, prieš pradedant šią temą, turiu jums keletą memų, kuriais noriu pasidalinti. Ir kaip žinote, taisyklė yra gana paprasta. Jei jums patinka memai, paspauskite prenumeratos mygtuką žemiau. Tai mums labai padeda. Jei jau esate užsiprenumeravę, tiesiog paspauskite patinka mygtuką. Taigi, pradėkime. Pirmasis mūsų turimas memas iš tikrųjų yra apie ką tik aptartą temą. O memas skamba taip. Vansas skambina Zelenskiui ir sako, ei, liaukis sprogdinti tanklaivius. Zelenskis sutinka, o tada jis susprogdina uostą, kad į tanklaivį nebūtų pakrauta naftos. Tai tik mymas, vaikinai. Tai nėra tiesa. Ukraina iš tikrųjų taikėsi į karinių jūrų pajėgų bazę, o ne į civilinį uostą. Svarbus skirtumas, kurį norėčiau pabrėžti. Žinau, kad tai sugadina juoką, bet vis tiek. Čia turime antrą memą, kuris yra iš ukrainietiško restorano arba kažkur Ukrainoje. Jame parašyta, raketų atakos atveju slėpkitės po šiuo pisuaru. Iki šiol niekam nepavyko jį pataikyti. Manau, vaikinai supras. Tai šlykštas juokelis, bet dėja, tai tiesa. Ir paskutinis yra šiek tiek ilgesnis, bet gera istorija. Tai pokalbis tarp Stalino ir Putino. Pirmiausia, Stalinas sako, drauge Putinai, kodėl įsiveržė į Ukrainą? Putinas sako, todėl, kad Ukraina neegzistuoja. Tikrai? Taip, Leninas ją išrado. Tai tu įsiveržiai į šalį, kuri neegzistuoja. Ukrainiečiai ir rusai yra viena tauta, tai ukrainiečių nėra. Teisingai. Kas tada gyvena Ukrainoje? Rusai. Tai kodėl tu įsiveržiai į rusus, kad denacifikuotum Ukrainą? Nuo ko denacifikuoti? Nuo ukrainiečių. Bet ukrainiečių juk nėra. Mes gynėme rusakalbius. Nuo ko? Naciai. Bet juk sakei, kad visi ten yra rusai. Tai naciai yra rusai? Putinas tiesiog neatsako. Gerai. Su kuo Rusija kovojo visus šiuos metus? NATO. Ar Ukraina yra NATO? Ne. Tai kaip tu kovoji su NATO? NATO kovoja su mumis per ukrainiečius. Tuos ukrainiečius, kurių nėra? Tada Stalinas ilgai patyli ir sako, net aš nebūčiau sugalvojęs tokio dalyko. Tai iš esmės paaiškina, kokia beprotiška yra Rusijos argumentacija dėl invazijos į Ukrainą. Dabar paskutinis įrašas yra šokiruojantis ir kartu nemokama reklama restoranui, kurio šiame kanale tikriausiai nesitikėjote pamatyti, bet restoranas turi gerą interjerą. Šis restoranas yra Gruzijoje, vietoje, kurią spėju dažnai lanko rusai, tačiau jie buvo tikrai šokiruoti pamatę, apie ką šis restoranas iš tikrųjų yra. Taigi pažiūrėkite šį įrašą. Sako, kad čia gamina geriausius chinkalius šiame krašte. Pažiūrėkime. Pažiūrėkite, kas parašyta čia. Mes sustojome pakelės kavinėje Gruzijoje. Ir visur yra ženklų, kuriuose rašoma, kad 20% Gruzijos yra okupuota Rusijos. Wi-Fi. Abchazija yra Gruzija. Slaptažodis. Osetija yra Gruzija. Bet tai net ne pats keisčiausias dalykas. Štai čia, turiu omenyje, jūs galite suprasti, kas čia pavaizduotas. Jis netgi šiek tiek panašus į Putiną. Tada jūs įeinat į tualetą. Atvirai sakant, tai tiesiog beprotiška. Įeidami į mūsų restoraną, jūs sutinkate, kad Putinas yra karo nusikaltėlis ir gerbėte Gruzijos, Ukrainos ir Moldovos teritorinį vientisumą. Kur tik Rusija eina? Ji atneša mirtį ir ašaras. Parašykite komentaruose. Sąžiningai nežinau, ką apie tai galvoti. Tada, kaip jau minėjau anksčiau, memai. Ukraina vėl pradėjo savo kampaniją, kurią aš vadinu tolimojo nuotolio sankcijomis prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Naujausia yra ši – Orsko naftos perdirbimo gamykla. Ši gamykla yra maždaug už 1400 km nuo fronto linijos. Manau, tai apie 900 mylių. Jos perdirbimo pajėgumas siekia 6 milijonus tonų naftos per metus. Žala, kurią matote savo ekrane, yra tokia didelė, kad regiono gubernatorius turėjo iš esmės viešai paskelbti nepaprastąją padėtį. Štai ką jis pasakė. Rusijos Orburgo regiono gubernatorius sako, kad Orsko naftos perdirbimo gamykla po Ukrainos smūgio bus išjungta maždaug 6 mėnesiams.
Jis sakė, kad pagrindinė sugadinta įranga buvo importuota, o ją pakeisti dėl tarptautinių sankcijų užtruks nemažai laiko. Gyventojams buvo liepta ruoštis blogiausiam scenarijai. Nuo vakar Orenburgo sritis įvedė griežtus kuro apribojimus, įskaitant limitą vienam klientui, draudimą pildyti kanistrus ir degalų pilimą tik nelyginėmis ar lyginėmis dienomis pagal automobilio registracijos numerį. Štai iki ko nusirito antra stipriausia kariuomenė. Ir dar svarbiau, tai šalis turinti antrą pagal dydį patvirtintų naftos atsargų kiekį. Ir dabar jai tenka įvesti vadinamai degalų normavimą. Žiema tikrai artėja Rusijai. Žinoma, Ukraina taikosi ne tik į naftos perdirbimo gamyklas. Vos prieš 2 dienas jie taip pat sunaikino dar vieną Wildberry sandėlį. Pažiūrėkite į šį vaizdo įrašą. Ukrainos dronai sunaikino vieną didžiausių Wildberry sandėlių, kurio plotas siekia 150 kvadratinių metrų. Štai kaip jis atrodė degdamas. Štai čia turime Wildberries bingo, kurį daugelis žmonių žaidžia internete. Ir noriu atkreipti dėmesį į vieną įdomų dalyką. Kai pradėjome žaisti šį bingo, tarkime prieš 2 savaitės, gal prieš 4 savaitės, mes žiūrėdavome tik į 10 didžiausių Wildberry sandėlių. Tačiau Ukrainos smūgiai tęsiasi, tad pradėjome žiūrėti į 20 didžiausią, o dabar jau žiūrime net į 30 didžiausių. Bingo vis didėja ir didėja, nes Ukraina vis smogia ir smogia vis daugiau objektų. Dabar iš 20 didžiausių aš suskaičiavau, kad 18 jų buvo smogta ir 17 iš jų iš esmės sunaikinti. Galbūt 15, priklausomai nuo to, kaip skaičiuosi. Bet žala tikrai didelė. Daugelį šių sandėlių iš esmės reikėtų atstatyti nuo nulio. Ir nepamirškime, kas yra viduje taip pat prarandama. Ir tai sukelia dar daugiau problemų Rusijos visuomeniai, o tai reiškia ir Rusijos vyriausybei. Dabar, kol visa tai vyksta, Putinas taip pat ruošiasi mobilizacijai. Ir kai kurie rusai jau gauna savo šaukimus. Ir štai kaip jie reaguoja. Čia matome rusą, kuris gauna savo šaukimą į kariuomenę ir įkelia vaizdą įrašą internete, parodydamas savo reakciją, bandydamas suprasti, ką jis gali daryti. Galbūt jam tiesiog reikėtų palikti šalį. Pažiūrėkite. Tai visiškai beprotiška. Šiandien gavau šaukimą į kariuomenę. Man 38 metai. Šiandien atsidariau GOS užslugį. Patikrinau pranešimus, atsidariau ir štai jis ten buvo. Prašome atvykti į karo prievolės skyrių iki tokios ir tokios datos. Jei nepasirodysite, jums bus taikomos sankcijos, tokios kaip draudimas atlikti registracijos veiksmus, vairuotojo pažymėjimo sustabdymas, draudimas išvykti iš šalies ir panašiai. Šiandien, manau, man liko maždaug 6 dienos iki apsilankimo karo prievolės skyriuje. Pridėsiu šaukimą, kad galėtumėte pasižiūrėti. Dabar pagrindinis klausimas yra, kodėl tai? Kam to reikia? Ir galbūt kažkas jau yra gavęs tokį šaukimą. Prisipažink. Prašau pasidalink, kas manęs laukia toliau. Dabar noriu jums parodyti dar vieną istoriją apie šaukimus į kariuomenę, kurie siunčiami Rusiją. Ir tai liūdna istorija apie tai, kaip rusų ir ukrainiečių žmonės yra taip glaudžiai susiję. Turime šeimų, kurių nariai gyvena abiejose pusėse ir palaiko skirtingas pusės. Taigi, taip, netikėta, unikali situacija. Nežinau, koks būdvardis čia tinkamiausias, bet pažiūrėkite į šią istoriją. Ji tikrai šokiruojanti. Mano pusseserė iš Maskvos pirmą kartą per ilgą laiką paskambino kaltindama mus, kad nenorime daryti nuolaidų. Skambučio priežastis – jos vyras gavo šaukimą, todėl jie kartu nuėjo, jei kartais prireiktų. Kol jie sėdėjo eilėje, merginos po medicininės apžiūros nebegrįžo. Jos buvo mobilizuotos, o jos vyras laikinai išsisuko, nes atsinešė pažymą apie dukrą su negalia. Bet jam pasakė, kad dukros autizmas nesuteikia 100% atidėjimo ir po 2 savaičių jį išsiųs kažkur mokymams. Ir tai, nepaisant to, kad abu turi Ukrainos pasus, jie gyvena Maskvoje nuo 2011 metų. Jis sakė, kad 70% atėjusių į karo prievolės skyrių nebegrįžo. O visus motinų ir žmonų aimanus bei raudas policininkai grubiai nutraukė. Taigi, taip, tokia yra realybė. Tikrai šokiruojanti istorija, ypač turint omenyje, kaip žmonės yra susiję abiejose pusėse. Bet be to, mobilizacija dar neįvyko. Didžioji mobilizacija greičiausiai vyks po rinkimų, kurie vyks rugsėjį. Taigi, tokie dalykai jau vyksta net ir prieš tai. Taigi, tikrai įdomus dalykai vyksta Rusijai. Ir neatrodo, kad Putinas norėtų greitų metų užbaigti karą. Dabar leiskite šiandien pabaigti kažkuo nauju. Mes neseniai pradėjome visiškai naują tinklalaidę, o mūsų pirmasis svečias yra buvęs karinio jūrų laivyno vadas Dave'as Stevensas. Dabar turiu pokalbio ištrauką, kurią noriu, kad jūs išgirstumėte, bet prieš tai turiu greitą prašymą. Dave'as Stevensas yra autorius ir jis neseniai išleido naują knygą Disaster Prepping for Dummies.
Taigi, jei jūs domina ši knyga, labai rekomenduoju ją pasidomėti. Nuorodą įdėsiu aprašyme, Amazon nuorodą, arba galite tiesiog susirasti šią knygą ten, kur paprastai perkate knygas. LMT knygas, Audible, kur tik norite. Bet be to, mes padovanosime 10 knygos egzempliorių tiems, kurie tiesiog užsiprenumeruos ir pakomentuos šį vaizdo įrašą. Taigi, palikite komentarą žemiau ir būtinai pasidomėkite šią knygą, jei jūs domina. O dabar čia turime ištrauką iš pirmosios mūsų visiškai naujo tinklalaidės laidos. Čia turime drono vaizdo įrašą, kuris išvengė Rusijos oro gynybos raketą. Bent jau aš taip matau. Bet jūs galite pasidalinti, ką matote jūs. Jūs turite kur kas daugiau patirties. Tai yra Panzer sistema, trumpų nuotolių raketos, kurios skirtos taikiniams apsaugoti, bet taip pat ir kai kurios didesnės raketos, tokios kaip S-300 ir S-400. Tai gana beprotiškai. Matote, dronas tikrai pasuko, bet jis iš tikrųjų praskrido per raketos paliktą pėdsaką. Tai yra artumo sprogdikliai, todėl raketa turėjo sprogti ir skeveldromis pataikyti į droną, kai praskrido pro šalį. Antrą kartą raketa priartėjo pakankamai arti, kad turėjo sugebėti pataikyti į taikinį skeveldromis. Nežinau, ar artumo sprogdiklis neveikia. Šios raketos yra valdomos komandiniu būdu. Tai reiškia, kad radaras jas valdo iš radarų stoties. Nėra galutinio nutaikymo, nėra šilumos ieškiklio. Taigi, kai raketa pakyla į orą, ją reikia nukreipti į taikinį. Ir tai yra siaubingos raketos. Iš pradžių maniau, kad tai gali būti naujosios Panzer sistemos, kurios turi šias naujas mini raketas. Vietoj 12 dviejų pakopų raketų galima įdėti 48 šių mažų raketų specialiai skirtų dronams, tačiau jų maksimalus nuotolis yra 4 mylios, palyginti su 20 ir manau, kad jie buvo per toli. Taigi, tai yra įprastos raketos, kurios turėtų sugebėti pataikyti į droną. Aš nežinau, ką pasakyti. Nebent tai buvo didžiulio operatoriaus klaida, arba raketos tikrai neveikia, jos nesugeba nukreipti, nevykdo komandų, arba nesuveikia sprogdiklis. Ir kovinė galvutė yra tokia pati kaip IM-9 Sidewinder, kurią mes turėjome. Tai vadinamoji išsiplečianti strypinė kovinė galvutė. Kai jis sprogsta, šie stripai iš esmės sudaro didžiulį besiplečiantį ratą, kuris perkerpa orlaivius ar dronus, bet to dar yra sprogimo skeveldros. Taigi, artumo sprogdiklis turėjo suveikti, ypač tame, kuris praskrenda pro kondensacinį pėdsaką. Taip. Taigi, manevravimas tikriausiai padeda, bet raketos yra brokuotos. Tai beprotiška. Tai dažna problema. Rusija su tuo dažnai susiduria. Galvoju, ar jie jų negamina per greitai, o gamyklas nespėja jų gaminti. Tai buvo per daug arti. Tai turėjo lengvai numušti droną, ypač su 3 raketomis, ir mums netrukdo sausumos foniniai atspindžiai, mes esame virš vandenyno. Todėl tai gana lengvas radaro taikinys. Arba bent jau turėtų būti. Sveiki atvykę į naują tinklalaidę visi. Šiandien pas mus buvęs JAV karinio jūrų laivyno vadas Davidas Stevensas. Jis taip pat buvęs smūgio operacijų pareigūnas Persijos įlankoje ir dabar yra rašytojas. Sveikas atvykęs į tinklalaidę, Davidai. Labai ačiū, Samai, labai vertinu. Taigi, noriu pradėti nuo to, apie ką tik kalbėjome. Kaip pereinama nuo F-18 piloto smūgio planuotojo prie knygos apie pasiruošimą nelaimėms rašymo? Geras klausimas. Pirmoji mano karjeros pusė daugiausia buvo susijusi su nelaimių planavimu ir vykdymu. Taigi ir aš labai didžiuojasi savo tarnybą. Turėjau tikrai gerą karjerą, bet antroje jos pusėje pagalvojau, kad būtų gerai galbūt padirbėti ties pasaulinių nelaimių prevencija arba bent jau pasiruošimu joms. Iš pradžių tai, ką dariau, neturėjo nieko bendro su pirmąja knyga Disaster Prepping for Dummies. Viskas buvo apie trilogijos kūrimą. Technotrilerio trilogija, bet tokia, kuri būtų paremta realybė, tikromis grėsmėmis. Ir norėdamas nustatyti, kokias tai grėsmės, sukūriau patariamąją tarybą iš tikrų ekspertų. Jie buvo keli astronautai, astrofizikai, meteorologai, CŽV agentas, Mossado agentas, admirolas atsakingas už ginklų sistemų kūrimą. Ir aš pasinaudojau jų protiniais gebėjimais, kad išsiaiškinčiau, kokie yra 7 svarbiausi dalykai, štai ką mes sugalvojom 7 svarbiausi, potencialiai apokaliptiniai, bet tikrai pasauliniai katastrofos. Ir mes juos surikiavom. Surikiavom pagal pasekmes ir tikimybę. Taigi, štai taip, man pavyko tai išleisti. Knygai visai neblogai sekėsi, dabar stengiamės ją paversti televizijos serialu, bet po to mano literatūros agentas pradėjo mane spausti parašyti negrožinę knygą. Neturėjau jokio noro rašyti knygos Disaster Prepping for Dummies, bet jis mane įkalbėjo. Ir tai buvo labai smagu, nes jau turėjome visas sukauptas žinias iš patariamosios tarybos. Taip ir atsitiko. Tai logiška. Taigi atrodo, kad tai labai galbūt klystu. Tai tarsi akademinė knyga. Ar paprastas žmogus galėtų ją perskaityti ir vis tiek rasti naudingos informacijos? Gal galėtumėte šiek tiek papasakoti, kaip ji yra sudaryta?
Na, prisiminkime, kad paskutinis žodis pavadinime yra. O, taip. Taigi akivaizdu, kad tai yra knygos, kurios skirtos žmonėms. Yra visa pasiruošėlių bendruomenė. Tai tarsi profesionalai. Tačiau šiuo metu daug žmonių ir nenori jūsų nuobodinti visomis detalėmis. Taip. Manau, paskutinių skaičiavimų 13 milijonų amerikiečių save įvardijo kaip pasiruošėlius arba bent jau užsiema tam tikrų pasiruošimų. Tačiau yra daugybė žmonių, kurie niekada su tuo nesusidūrė. Ir mokytis iš pagrindinės knygos apie tai, ką gali padaryti, nepriklausomai nuo to, kur gyvenate. Ar New Yorko bute, ar Australijos užkampyje, nepriklausomai nuo to, kiek turite išteklių, yra dalykų, kuriuos kiekvienas gali padaryti, kad pasiruoštų bet kam. Nuo nedidelio elektros dingimo ar audros iki kažko apokaliptiško, pavyzdžiui, viruso protrūkio, branduolinio karo ir panašiai. Puiku. Žinau, kad knygą taip pat parodysime ekrane, kad žmonės galėtų ją rasti Amazon ar kitur, kur perka knygas. O vėliau vaizdo įrašę ją padovanosime, tad žmonės turės priežastį pasilikti. Dabar norėjau pakalbėti apie tą istoriją, kurią man pasakojai, kai buvai smogiamųjų operacijų karininkas, kai prasidėjo Persijos įlankos karas, tiesa? Pirmasis įlankos karas. Taip. Gal galėtum pasidalinti tą istoriją su visais ir papasakoti apie savo patirtį? Buvau štabo karininkas. Tai buvo neskraidimo laikotarpis ir tarp jų būna tokių štabo laikotarpių. Buvau paskirtas vidurio rytų pajėgų vadui. Tai buvo 2 žvaigždučių admirolas, kuris buvo flagmane USS LaSalle didžiąją laiko dalį stovėjo prie krantinės Bahreine. Tai buvo mūsų priešakinis dislokavimas. Tuo metu prisimenu, kad mes, ir aš nepasakosiu visų detalių, bet mes iš tikrųjų lydėjome Kuveito tanklaivius iš jų bazės Persijos įlankoje su karinio jūrų laivyno karo laivais, kad apsaugotume juos nuo Irano atakų. Kažkas panašaus į deževų. Tai vyksta jau amžius. Taigi, ten buvo vienas džentelmenas, vaikinas vardu Maikas, kuriam buvo paskirta, jis buvo karinio jūrų laivyno karininkas, jis buvo paskirtas į Kuveito ambasadą. Ir jis buvo tiesiog koordinatorius, jis buvo tarsi atsakingas už grafikus, jis koordinuodavo karinio jūrų laivyno laivus, kad jie susitiktų su tanklaiviais ir išplauktų į įlanką. Na, yra kas daug grasino, daug demonstravo jėgą. Ir mes tai žinojome, bet nebuvo jokių tiesioginių įrodymų, kad kažkas tikrai įvyks. Tai buvo tiesiog bandymas įbauginti kuveitiečius ir priversti juos pasiduoti. Na, vieną naktį, tikriausiai buvo vidurnaktis, gavau skambutį iš Maiko ir jis pasakė, žinai, matėme daug, Kuveito kariuomenės judėjimo gatvėse ir mums tiesiog įdomu, ar jūs ką nors girdėjot. Žinoma, aš jiem paskambinau. Kaip galite įsivaizduoti, flagmane turime didžiulį žvalgybos skyrių, karinę žvalgybą, CŽV ir panašiai. Aš ten paskambinau ir jie sako, taip, mes peržiūrėjome palidovinės nuotraukas, manome, kad tai tik tušti grasinimai. Taigi aš jiem pasakau, dabar mes kalbamės per palidovinį užšifruotą telefoną, taigi tai saugu, o jis yra ambasados komplekse. Jis paskambino maždaug po valandos ir sako, na, mūsų ambasadorius sakė, kad jam sunku susisiekti su Kuveito vyriausybė šiuo metu. Fiksuoto ryšio linijos neveikia. Ir jis sakė, girdėjome sprogimų tolumoje. Ar galite tai patvirtinti? Vėl paskambinau žemyn, o jie atsakė, ne. Taigi, 3 kartą jis paskambino, tikriausiai 2 valandą ryto, jis pasakė, na, kažkas vyksta. Jis sako, mes matėme ne tik Kuveito kariuomenės judėjimą, bet ir kelis Kuveito T-72 tankus stovinčius priešais ambasadą. Taigi vėl paskambinau žemyn ir atsakymas buvo, kuveitiečiai neturi T-72 tankų. Taip, mes sužinojome, kad įvyko invazija, tai jau buvo Irako tankai stovintis priešais ambasadą. Taigi žinoma. Kitų užduotis buvo pažadinti admirolą labai greitai ir paskambinti prezidentui, o visa kita jau istorija. Aha. Taigi, techniškai kalbant, tu buvai pirmasis žmogus, na, ne pirmasis, bet vienas iš pirmųjų, kuris patvirtino įvyko invaziją ir jie jau buvo mieste. Maikas tai žinojo, bet jis tiesiog nežinojo apie T-72. Kas tai buvo? Jūrų pajėgų vaikinas. Na, taip, žinoma. Gerai, kadangi kalbame apie Irano laivus, tai vis dar vyksta ir visai neseniai iš tikrųjų Ukraina smogė Irano laivui, kuris, manau, gabeno dronų dalis į Rusiją. Ir tada Iranas sakė, kad smogs Ukrainai. Ir tu paminėjai įdomų dalyką. Ar matei žiniasklaidos reakciją? Mes daug kalbėjome apie žiniasklaidos reakciją. Tačiau dabar ir Ukraina turi galimybę smogti Iranai. Ne tik Iranas gali smogti Ukrainai. taip, tas. Jei norite išklausyti likusią pokalbio dalį, galite tai padaryti paspaudę pabaigos užsklandą, paspaudę aukščiau esančią pirkinių ikoną arba paspaudę nuorodą aprašyme. Arba galite tiesiog susirasti tinklalaidės pavadinimą, kurį parodysiu ekrane, bet kurioje platformoje, kur klausotės tinklalaidžių. Nes mes planuojame daryti po vieną epizodą kiekvieną savaitę. Visiškai naujas interviu, kuriame sužinau daug dalykų. Anksčiau šios pokalbius darydavau tik užkulisiuose, bet norėjau juos paviešinti, nes jie tikrai labai informatyvus. Tai tiek šiandien. Mano vardas Semas ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.